Sveiki, aš ir vėl su jumis. Šiandien mes valysime kojytes. Tai bus energetinis kojų valymas ir kodėl tai svarbu. Kojos tai yra mūsų ryšys su žemė. Per jas teka energija, jungiamės su gamta, su mūsų gamtos šaknimis, su pačia gamtos gyvybinė jėga. Ir kai kiekvieną dieną mes vaikštome, stovime ar sportuojame, tai ypatingai didelį krūvį gauna mūsų kojytės. Tačiau mes nedažnai susimąstom, kiek daug jos sugeria. Ir kodėl po to mums jas skauda, maudžia, ar atsiranda tam tikros problemos su kojomis. Kada energija neteka laisvai, tai ir atsiranda tie simptomai. Tai šis kanalas yra relaksas jūsų kojytėms. Po sunkios darbo dienos, po sporto, o galbūt tiesiog po viso jau gyvenime praeito kelio, kurį jūs jau praėjote, bet niekada to nedarėte ir nevalėte energetiškai savo kojyčių. Tai šiandien mes tą padarykime ir pastebėkite, ką jausite būtent kojytėse tuo metu, nes sutelkti dėmesį būtent reikia į jas. Energetinis kanalas, kada jis būna pajungtas, tai prašau suprasti vieną dalyką. Čia galbūt jums norisi kažką matyti, vaizdingo ar kaip sakant, akiai apčiuopiamo, nes žmonės, kol kažko nemato, jie neįsivaizduoja, kaip tai gali veikti, kaip tai gali būti. Tai aš jūs tuo noriu nuraminti, kad tai veikia, kad tai tikrai veikia, tik tais reikia truputėlį žmonėms turėti laiko ir mylėti savo kojytes. Šiuo atveju aš kalbėsiu apie kojas, nes skirta joms. Visas dėmesys skirtas šiandien kojytėms. Tai kaip kiti galvoja, kad ten aš nieko nematau, nieko nejaučiu, nieko negirdžiu, tai šioj vietoj dirba energija. Tai čia tas pats, kaip įjungti lemputę. Pavyzdžiui, jūs grįžtat namo ir jau tamsu, ar ne? Nu tai ką jūs darote, įsijungiat šviesą, ar ne? Tai ar reikia dar kažko papildomo, kad ta lemputė degtų? Paspaudėt mygtuką ir viskas. Jūs vaikštot ir gėritės šviesa. Tai įsivaizduokit panašiai ir kanalą, per kurį eina gydomoji energija ir per ją paliečia jūsų kojytes šiuo atveju. Tai tas kanalas eina per mane ir šiuo metu jį skleidžiu jums. Viskas, ko iš jūsų reikia, tai tik pabūti ir rasti laiko tam pabuvimui. Viskas, ko iš jūsų reikia. Žvakutė yra pagalba, tai yra irgi energetinio kanalo sustiprinimas. Tai jinai labai svarbi šioj vietoj. Jinai ir apvalo ir degina visą esantį negatyvą iš jūsų kojyčių. Ir kada tą negatyvą mes kaupiame, tai čia, kaip sakant, juk liečiame grindinį, liečiame žolę, liečiame smėlį. Galbūt ėjome tam tikromis pėdomis, kuriomis ėjo tam tikras žmogus su tam tikrom mintim energija. Su bloga kokia nuotaika, ar tai buvo vibraciniu būdu, nes ta prasme, jeigu praėjo per tai žmogus, kuris turėjo labai daug negatyvo, tai mums pakanka pereiti tais pačiais žingsniais. Ir gali būti, kad jūs ir parsinešite tą negatyvę energiją arba su ja ir dabar vaikštote. Tai tada su laiku atsiranda tie kojų skausmai, tas kojų nuovargis atsiranda su laiku. Ir po to jūs galvojate, kas vyksta, kodėl man niekas nepadeda, kodėl man taip skauda tas kojytes. Tai čia dėl to taip ir atsitinka.
Jeigu jūs niekada jų nevalėte energetiškai, tai rekomenduoju ir kuo skubiau tą padaryti. Energetiniu būdu, pavyzdžiui, kaip dabar aš kalbėti, bendrauti galiu, nes energijai pasiekti esančias problemas jūsų kojose tai netrukdo. Energija teka savo ritmu, o aš kalbu savo ritmu. Tai dėl to nepergyvenkit, jeigu aš paleisdama kanalą kalbu. Nes tam tikrą info aš turiu skleisti ir kartais žmonės tiesiog netgi nori klausytis. Tai reiškia, kad visą tą, ką mes pereiname žeme, kaupiasi jūsų kojose. Ir ta energija pasilieka jūsų kojytėse. Jūs to norit ar nenorit. Ji ima tiesiog slopinti jūsų pačių šviesą. Todėl energetinis kojų valymas tai ne tik dvasinė higiena. Tai meilės sau aktas. Tai būdas pakeisti svetimus jausmus, svetimą paimtą energiją, nerimą, netgi mūsų pačių mintis, kuriomis mes vaikštome po žemę, nes būna taip, kad visokių dienų būna ir kada einame, mes irgi daug ką mąstome, ar ne, daug ką galvojame eidami, visokios mintis mus supa ir eidami mes tą mąstom, kalbam. Tai tiesiog visą tą negatyvą mes šiuo metu šalinam, pagalba eina mūsų smilkaliukai, kurie tik padeda, kurie tik sustiprina visą šitą. Kai mes išvalome kojas, mes išvalome kelius, kuriais teka mūsų jėga. Pašalinam tą sunkią energiją, kuri trukdo jausti kojytėse lengvumą. Išlaisvinam ne tik kūną, bet ir dvasią. Kai išvalome kojas, gali tiesiog pajusti tą lengvumo jausmą. Atsiras noras tiesiog vaikščioti ir tas ėjimas pataps toks lengvas, toks, kaip sakau, kaip ant debesėlių vaikščiosit. Kada pradėsit tą reguliariai daryti, tikrai būkit sąžiningi savo, nuo vieno karto ta prasme, tą palengvėjimą jūs bet kokiu atveju pajusit po pirmo pažiūrėjimo, jeigu turėsit kantrybės nuo iki pažiūrėti, aišku, tikrai ne per minutę. Ir jeigu tą darysit dažniau, tai tiesiog išsivalysit tą negatyvą ir jūs tą skirtumą patys pamatysit, kaip gera ir kaip lengva bus jums. Tai noriu tik jums pasakyti, kad žinotumėt vieną, kad nepakanka vandenuko ir nepakanka muiliuko. Ir atminti vieną, kad mūsų pėdos tai mus neša per gyvenimą ir jomis reikia taip pat rūpintis. Ne tik, kaip sakant, tik kūną, kaip mes mąstom, kad tik nuplovėm ir viskas. Bet tai yra energetinis nuplovimas, energetinis valymas. Ir kai jūs tą padarysit, išsivalysit, tai tiesiog džiaugsis jūsų kojytės, džiaugsitės jūs ir bus jums taip gera. Kada eina energetinis kanalas, tai tiesiog nereikia jums nieko daryti, tiesiog reikia po ją pabūti. Nes ši energija teka per mane, kad pasiektų tave. Tave, sakau, galbūt čia kažkam galbūt įsižeisite, kodėl ne jūs. Man tai aš kreipiuosi į žmogų. Ir tiesiog ta energija, kuri sklinda per mane, ji randa kelią ten, kur labiausiai tos energijos reikia. Ir gydymas vyksta ten, kur protas jo net nemato. Šis kanalas yra šventas, ryšys tarp šviesos ir tavęs. Tai tau reikia tik kartais užmerkti akis ir atsipalaiduoti. Leisti savo pabūti po šiuo tekėjimu. Čia yra antiek saugu, čia yra antiek šviesu. Čia tu ir esi tos šviesos, gydomosios šviesos matomas. Visa kita tegul tiesiog vyksta savaime. Tu turi pasitikėti šią šviesą, leisti jai gydyti tave. Ir tiesiog nieko nesitikėti, nes, kaip aš sakau, man juokinga, kada žmonės nori kažką regėti, matyti, apčiuopti. Čia šitas kanalas nėra apčiuopiamas
ir nėra matomas. Tai yra šviesa, tai yra kanalas, kurį aš gaunu ir skleidžia man iš aukščiau ir per jį vyksta gydomieji seansai. Ir ką jūs jausite kojose, būtinai parašykite. O ką galite jausti? Jeigu nei karto nevalėte, tai, šiaip aš tik pasakysiu, kas būna. Vibracija turi jaustis kojose. Būtinai nekryžiuokite kojų. Kojytės turi būti padėtos pilna koja ant žemės. Galite jausti tokius kaip skrusdėliukus, lygtais tokias kaip per skrusdėlytės bėgtų kojose. Galite jausti skausmą, galite jausti maudimą, gali netgi pasijausti ir mėšlungio sutraukimas. Svarbu atsipalaiduoti. Atpalaiduoti kojytės ir tuo metu atsipalaiduoti. Nesistengti įveikti to skausmo ar kažkokios ieškoti pozicijos, kad nejausti to skausmo. Tai tas labai labai svarbu. Ta prasme, neikit prieš energiją ir neikit prieš tą, ką jaučiat kojytėse. Būtinai išbūkite ramiai ir palepinkit jas. Leiskite joms pabūti po šiuo kanalu ir tiesiog apsivalyti nuo sukaupto negatyvo. Tai šiam kartui tiek. Ačiū, kad buvote su manimi kartu po šiuo kanalu. Jau metas man jį uždaryti. Tu gali jį žiūrėti ir sugrįžti, kada tik tais to tau pačiam norėsis. O gydymas vyks visada, kada tu žiūrėsi šitą video, nes tu esi ta šviesa. Tai leisk šviesai šviesą gydyti ir nesislėpk nuo jos, nes ji tik tau padės. Ir aišku, kad skirtumas yra, kuo skiriasi žiūrint per TikToką ar per YouTube'ą šitos video nuo individualaus. Tai individualus visada liks individualus, nes 100% dėmesio ir tos energijos gauni tu. Kada yra video įkeltas viešai visiems, kas tuo metu žiūrės, tai ta energija dalinasi ant visų žmonių. Mes to norim ar ne, bet taip jau yra. Šis kanalas irgi sukurtas mano žmonėms, kurie galbūt šiuo metu negali užsisakyti individualaus, pavyzdžiui, sveikatinimo ar kokio tai seanso. Tai šis kanalas pagalba žmonėms, kurie tuo metu galbūt neturi galimybių kreiptis į energetikos specialistus, praktikus, ar kaip jūs ten vadinate juos, nežinau. Tai šis kanalas su ta intencija ir su tom mintim yra mano atidarytas. Mano kanale yra daug, kaip matote, visokių video. Kai kurie yra anglų kalba, nes tiesiog taip reikėjo. Kaip aš sakau, aš savavaliauti negaliu, nes šią energiją ir visą informaciją, kaip turiu kelti, kokią temą kelti, viską gaunu. Tai šioje vietoje darau taip, kaip man yra pasakyta iš viršaus. Ir padedu žmonėms. Ir gera, kada parašo, truputėlį liūdna, kad žmonės dar nesistengia, ta prasme, ne tai, kad nesistengia, bet nelabai noriai rašo į komentarus, ką jaučia, o parašo man asmeninę žinutę. Tai kažkaip norėčiau labiau, kad žmonės dalintųsi, ką jaučia, kaip jaučia tą energiją, ką po to jautė. Tiesiog man būtų labai be galo įmanu šitą mielą, kad žmonės tarpusavį, tam komentarus ir įjungiau, ne negatyvų lieti, bet tam, kad žmonės pasidalintų, ką tuo momentu jautė. Tai tada sėkmės jums ir lengvų kojyčių.